Wow, Sofija, pažiūrėk, kaip šiandien gražu. Pirmas toks tikras sniegas. Wow. Gražu, Sofija? Taip. Wow, koks grožis. Na ką, pagaliau kalėdinis sezonas prasidėjo ir jau galime pradėti puošti namus. Tai aš kelis metus iš eilės puošiau savo namus tokia beige, balta, neutralią estetiką, kas man jau labai atsibodo ir man norisi tokių tradicinių kalėdų su raudonai žalia spalva, su eglutėm, su kalėdų seneliais, su imbieriniais sausainiais ir taip toliau. Tai žodžiu, šiemet man reikėjo šiek tiek užsisakyti naujų dekoracijų tam, kad priduoti savo namams daugiau spalvos. Tai pirmas dalykas, kurį užsisakiau, štai tokį gražų puodelį. Jūs tik pasižiūrėkit, koks jis cozy. Tiesiog bus mano meilė. Ateik pasižiūrėsim, kas čia. Kas čia? Kas čia, Sofija, bus? Tai tęsiant klasikinių kalėdų tematiką, dar užsisakiau štai tokį kalėdinį namelį. Čia yra žvakidė ir liko didžiausias daiktas. Atėjo sudaužytas, pasižiūrėkit. Bet ten yra dalis viduj. Artūrai, gal suklijuosi? Bet pasižiūrėkit, koks grožis. Čia yra tikra žiemos pasaka. Ir dar iš mano naujesnių pirkinių, tai radau Half Price štai tokią raudoną eglutę. Tiesiog tai, ko reikia šiems metams. Tai va, tai kol kas tiek naujų pirkinių. Mes su Artūru dar planuojame važiuoti ir apsipirkti kalėdinių eglutės žaisliukų. Ir galbūt dar kažkokių dekoracijų, nes vis tiek mums reikia daugiau spalvų, daugiau, žodžiu, visko. Mes žinoma panaudosime ir mūsų senus, tikrai ir visas senas dekoracijas irgi panaudosime, bet tiesiog norime papildyti spalvomis ir, žodžiu, kitą nuotaiką. Žodžiu, neseniai visai netyčia senukose užmačiau tokių gražių kalėdinių žaisliukų. Tai va, šiandien nusprendėm, kad reikia jau atvažiuoti ir imti, kaip tik man atrodo ir nuolaidos bus. Artūras turėtų džiaugtis, ne? Ne, tai imk šitą. Kas gal žaisliukus miestą glūtai pirkti? Vau, kaip gražiai eglutė papuošta. Aš kažkada norėjau papuošti savo eglutę tokiais rožiniais pyragaičiais. Bet jau šiemet kažkaip norisi man raudonų kalėdų. Vau, šitie labai gražus. Žodžiu, pas mus yra tokia istorija per kalėdas, kad Artūro mama su tėčiu turi tokį seną kalėdų senį, kuris groja ir dainuoja. Ir jisai yra antiek sulūžęs, jau tėtis 100 kartų įtaisė ir ten visą laiką krenta galva. Ir tas vargšas senelis šoka ir jam krenta vis ta galva. Tai mes nusprendėm šiais metais padovanoti jiems naują šokantį kalėdų senelį. Bet mes tiesiog apieškojom visą internetą ir niekur neradom. Ir dabar aš užeinu čia ir voila! Jūs juokaujat, čia yra tiesiog rojus. Neįmanoma. Aš galiu tau padėti. Einam prie varžtų. Mane tiesiog apėmė panika, man kažkaip reikia nusiraminti. Čia aš iš viso nežiūriu, čia net ne mano yra visiškai. Gerai, žiūrim čia. Bet čia tai mes Artūrai ir pastriksim, man atrodo. Žodžiu, man dar labai patinka visa šita kepinių, sausainių tematika. Tai man kaip tik galvoju gal padaryti va tokią saldžią eglutę su raudonais kaspinėliais. Man atrodo, būtų labai gražu. Man atrodo, labai gražiai ant eglutės atrodys visi šitie saldumynai.
Žodžiu, mums reikia dar daugiau saldumynų. Tai kuris tau gražus? Paimam vieną iš ar du. Reikia po du imti, man atrodo, ne? Tai du. Viskas? Viskas. Šitie irgi labai gražus. Mes suradom, pasižiūrėkit, kokį kapučiną suradom. Pasižiūrėkit, koks mielas dovanų popierius. Gerai, atėjom dabar prie kaspinėlių visokių juostelių. Tai radau tai, ko man reikėjo. Man reikėjo va tokios juostelės, nes iš jos aš darysiu kaspinus eglutei. Galim tokias paimti? Na ką, jau padarėm didžiulį darbą. Važiuojam toliau. Sekanti lokacija. Sekanti parduotuvė, kurios niekada nepraleidžiu prieš Kalėdas, tai žalia stotelė, čia irgi dar labai graži dekoracija, tai einam dabar pasižiūrėti. Nerealiai gražus šitas rinkinukas. Toks skandinaviškas stiliaus. Kaip skaniai atrodo. Skanaus. Man tai tas su batatų skanesnis. Pasižiūrėkit, kokia pas mane cute šiemet kalėdinė pižama. Žiauriai džiaugiuosi, kad ją radau iš Reserved. Na ką, pagaliau šiandien šaušota diena ir mes puošime mūsų namus ir eglutę. Tai va, tikiuosi viską spėsime, tai aš žiauriai excited. Man žinokit, visada taip yra įdomu išpakuoti dekoracijas, nes aš per metus pamirštu, kokių dekoracijų turėjau ir man jis visus yra kaip naujus.
I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. Carols and bells. Tai yra tai, su kuo mes šiandien dirbame. Su mūsų yra visokie skanėstai, raudoni žaisliukai ir tokie visokie balti, sidabriniai. Kaip gražiai iš tie atrodo. Geras. I don't need a fancy watch. You can give the elves a break. No, you can't make it in the shop. You can't put it on your sleigh. You know me so well that nobody else can do what you do. I just wanna fall in love this Christmas. I just wanna fall in love. Aš jau pradėjau daryti kaspinėlius ir Arturas dabar mane mokina, kaip greičiau padaryti kaspinėlį. Sveiki atvykę Arturo būrelį, o tai paimat. Gražu. Fall in love. Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. You know me so well and nobody else can do what you do. I just wanna fall in love this Christmas. Mes atvažiavome į Konarskio turgų ir čia neseniai atsidarė mūsų pažįstamų desertinę totį. Tai mes atvažiavome paragauti, ką jis skanaus turi, nes žinau, kad turėjo ir visokių kalėdinių deserčiukų skanių, tai va, bus labai įdomu paragauti. Ir šiaip čia labai jauku, labai gražu papuošta, tarp gėlių, labai romantiška. Pasižiūrėkit, kokie mėly kalėdiniai cheesecake-ai. Pasižiūrėkit, kokį gerą dalyką. Pamačiau, dar niekada tokia nesu mačiusi. Čia yra tokie kaip gummy bears, bet čia yra arbata. Čia tokia gera dovana būtų. Žinokit, mes paimsim tikrai su savim. Čia yra dar labai gražios dovanų dėžutės, bet man patiko šita. Dar niekur nemačiau tokios makaronų dėžutės. Taip neštis. Žodžiu, nusipirkom šitos arbatos dovanoms, tai nupirkom kolos skonio, rabarbarų, tada yra mangų ir raudonų uogų. Sakė, kad galima ir kaip guminukus valgyti, ir kaip arbatą naudoti. Tai žiauriai kietai. Ačiū, kad pažiūrėjote šitą video, komentaruose parašykite, ar jau jūs spėjote papuošti savo kalėdinę eglutę, ar dar ne. Ir taip pat atskiras ačiū visiems, kurie labai laukia šito vlogą, ačiū jums už kantrybę ir kaip visada būsiu labai dėkinga už bet kokį jūsų palaikymą, bet kokį komentarą, laiką, jie padeda mano kanalui augti. Tai iki kito karto.